Tai dėkingas, kad atvykote į šį podcastą, nes tema tokia labai įdomi. Ir gal pradėsiu nuo tokio įvado truputėlį. Prieš, gal, man atrodo, porą metų greičiausiai teko jums girdėti apie tai, kad pradžiai vienas skaitmeninis menininkas laimėjo garsųjį konkursą. Taip. Po to paaiškėjo, kad tai yra iš tikrųjų ne menininko, o dirbtinio intelekto sukurtas vaizdas ir prasidėjo debatai, kur iš tikrųjų pasibaigė žmogaus darbas, kur prasidėjo dirbtinis intelektas ir nuo to laiko, bent jau technologiniam pasaulyje, kilo nemažai, sakyčiau, tokių fundamentalių filosofinių klausimų, kam priklauso autorinės teisės, apskritai ar galima ar negalima mokinti dirbtinį intelektą iš kitų svetimų kūrinių. Ghibli studijos pavyzdys šią vasarą iš tikrųjų sukėlė labai daug kontroversijų, kai visi pradėjo kopijuoti japoniško menininko darbus dirbtinio intelekto pagalba. Apskritai, ar dirbtinis intelektas gali kurti kažką tai iš principo naujo, ar tiesiog kopijuoja kokybiškai tas, kas jau yra sukurta. Tai apie tai šiandien labai įdomu pakalbėti su meno atstovais, ne technologais, o būtent tais, kurie savo gyvenimą dedikavo menui. Tai gal tada norėčiau tiesiog paprašyti šiek tiek gal jūsų įžvalgos, kas vyksta mene su dirbtiniu intelektu, kaip jūs žiūrite atsiradimą tokio daikto. Aš gal įvažiuosiu, kadangi pirmas gimiau, tai pirmas ir įvažiuosiu. Kiek sekundžių ar minučių? Ne, pusę valandos, tai už pusės valandos laida baigsis, tas pradės kalbėti. Pirmą atsakant į pirmą klausimą, tai yra dar vienas pavyzdys su fotografija buvo. Reiškia, beždžionė buvo nufotografuota ir taip pat labai garsi nuotrauka, neprisimenu autoriaus, bet istorija tuo panaši, kad, reiškia, irgi buvo labai atžymėta, daug laimėjimų gavusi nuotrauka ir labai garsi nuotrauka, o paaiškėjo, kad beždžionė pati save nufotkino. Tiesiog buvo fotoaparatas paliktas ir gavosi toks natūralus beždžionės selfis. Ir išties daugam kilo klausimas, kaip taip įtaigiai, reiškia, tu sugebėjai perteikti tą, reiškia, tokią nuotrauką. Ir paaiškėjus, kad ten beždžionės kūrinys, tai kiek žinau, ir sprendimas buvo, kad tai nėra menininko kūrinys. Visgi tam, kad būtų menininko kūrinys, reikėjo pačiam menininkui mygtuką paspausti. O visą vaizdą vis tiek fotoaparatas jau sugeneruoja, bet tu reiškia, nusprendi, kokia kompozicija bus, tu nusprendi idėją, kokia bus, reiškia, ko tau reikia, ką išvalyti, kas turi būti, kas neturi būti. Tai lygiai kaip ir fotoaparatas, kaip ir dirbtinis intelektas, visas plačiaja prasme, mes daug kur to dirbtinio intelekto matom, tai kaip ir photoshopai, jeigu ten visai žmogaus rankos nėra, tada taip, bet jeigu gali būti ir idėja žmogaus, tai jau autorinis dalykas. Bet netgi praplečiant brolio mintį, tai sakyčiau, šita autorystės etika, jinai jau seniai diskutuojama nuo praktikos menų, kai reiškia Urbonai, kurie kūrė ar Artūras Raila tam tikrus kūrinius, kur įtraukia žmonės į veiksmą, nors tai yra menininko mintis, bet jis įtraukia į tam tikrą veiksmą ir paskui pats stebi, kas iš to gausis. Bet įtraukia žmonės skirtingų sričių specialistus. Jie faktiškai nudirba darbą, o menininkai pasiima autorystę. Taip. Ir irgi buvo keliami klausimai, labai, net ir iki šių dienų keliamas klausimas, kur čia iš tikrųjų, kieno iš tikrųjų tai yra autorystė. Ar tas, kuris atliko, ar tas, kuris užkūrė visą tai kaip organizatorius. Dar anksčiau, tai mes žinom, puikiausias gal pavyzdys klausytojams, tai būtų architektai, jie idėją sukuria, kažkokį papaišo ir patys nestato pastatų. Tai daug menininkų perėjo į tą, kad samdo įvairių sričių specialistus, tai ir realistinių ten tapybos meistrus, skulptorius įvairius, kokio reikia stiliaus, tokį meistrą samdo ir jam pagamina, jisai nusako ką ir jam pagamina, jis nuneša į galeriją ir kartais net antiek masiškai paleidžia daug tų kūrinių, kad jau net nebeatsimena
kas yra ir parodoj, ir panašiai, ta prasme, nu, labai daug kūrinių, kaip kokiam ceche štampuoja. Kaip Damianas Girstas daro, ar Jo. kiti menininkai. Bet grįžtant jau prie dirbtinio intelekto, tai aš manau, čia tas pats yra. Čia tiesiog kaip įrankis toks, kalbant apie autorystę, tai vis tiek, jeigu menininkas jau ieško tikslo pasiekti, tai bus menininko autorystė, nors dirbtinį intelektą kaip jau įrankį pasinaudoja, kaip įrankių. Tai aš manau, kad tai yra menininko autorystė. Bet jeigu menininkas, nu tai šiuo atveju nebūtų menininkas, greičiausiai nebent tik tikslingai tą darytų, leistų pačiam dirbtiniam intelektui kurti, tai va čia va ta slidi labai gali būti jau riba. Čia, kaip sakyčiau, pas mus tarp menininkų yra diskutuojama, nuo kada yra tapyba, o kada yra dar vis piešimas. Tai va, kartais susiduriau į tokį momentą, kur jau negali tiksliai pasakyti, ar ten piešinys, ar tapyba. Mes turim visur daug kur pilkų linijų, tai kad suprastų dirbtinio intelekto va šitus dalykus, reikia suprasti, kad daugam žmonėm atrodo, jeigu piešta, tai jau menas. Tapyta, tai jau menas. Aš dabar taip žiauriai pasakysiu, bet tokia tiesa. Piešimas nėra menas, tapyba nėra menas, skulptūra irgi nėra menas ir grafika nėra menas. Kaip ir fotografija nėra menas, bet tai yra įrankiai menui sukurti. Kaip ir piešinys savaime nėra tikrai meno kūrinys. Bet turinys kažkokios, reiškia, gilesni mikropasauliai, kurie per piešinį sukūriami. Interpretacijos per piešinį sukūriamos, kur žiūrovui reikia išgyventi, reiškia, įsileisti tą kūrinį. Tai vat jau menininkas kuria, menas jis turi visgi sukurti tą galvoj tavo tokią kaip neužbaigto automobilio piešinio fragmentą, kad smegenys galvotų, gal čia automobilis, gal čia skrybelė. Ir reiškia tokio kažkokio mistikos, ko sunku matematiškai paaiškinti. O mes žinom, kad dirbtinis intelektas tai yra didžiulis skaičių kratinys. Vienas sakinys, begalė matematinių tų, reiškia, skaičiukų, ne? Na ir su menu, kur yra jausmas, ypač kolaboraciniai menai, performanso menas, reiškia, kur reikia ir kūno, ir, kad ir Abramovič, paimkime, yra du kūnai, nuogi, ar ne, ir reikia praeiti pro siauras tas duris. Tu atsisuki arba į vieną ir į kitą ir tu faktiškai lietiesi. Man įdomus toksai kaip technologijų klausimas. Iš tikrųjų, dabar daug kas kalba apie tai, kad dirbtinis intelektas tapo kūrybišku. Netgi pavadinimas generative AI implikuoja, kad tai yra kūrybiškas. Man įdomu profesionalų menininkų požiūris, ar tai yra gera kopija tų stilių, tų idėjų kažkokių, tai kas jau prieš tai sukurta ir iš principo nei milimetro negali pakilti virš, ar esate, tarkime, susidūrę su to, kad pasakėte, vau, čia yra kažkas iš principo naujo nematyto. Čia žiūrint, iš kurios varpinės pasižiūrėsim, nes jeigu žiūrėti kaip kopiją, kaip tu gali nukopijuoti idėją? Tu negali nukopijuoti, tu gali nukopijuoti tik tai vaizdą. Mes vėl grįžtam prie to, kad vaizdas savame gerai nupieštas realistiškai kūrinys tai yra rankdarbis, kaip interjero dizaino kilimas, arba jis gali būti, reiškia, rankų gamybos, užuolaida, tai yra interjero detalė tam tikrą prasme. Ir dirbtinis intelektas jis puikiai gamina tuos, sakykime, įrankius, tai vaizdus, kuriuos gali pritaikyti idėjom, bet tam, kad tu pritaikytum dažnai tu turi įsikišti, išvalyti kažką, tu turi išmanyti, kitaip tariant. Tai ar dirbtinis intelektas gali padaryti gerų kūrinių, jis jau daro, bet vis tiek čia yra išmanimas tam tikram aukštam lygyje. Jisai sustoja, jisai neperžengia to, sakykime, kokiam mėgėjui gerai jam atsispirt, labai šuolis didelis, bet profesionalui jam nuolatos daugiau kaip su mažu vaiku reikia ginčytis, nes skonis lyg ir suformuotas toks kaip visuomenės, toks nusaldina dažnai, tu jį prašai, ne, man reikia kuo
bjauriau. Jisai to nedaro, jis tiek biški pasaldina, lyg norėtų pataikauti, žinai. Ir toks, jis eina į estetiką, o pas mane labai svarbu, dažnai reikia to skonio šlykščiai gražus. Ne tik, kad gražus, galbūt potėpis negražus, bet vaizdas gražus, vaizduojamos gal gėlės, nežinau. Ir čia vat ir susiduria ta problema su tuo dirbtiniu intelektu, kad jisai kaip mažas vaikas daug kur lyg ir prieštarauja, nes atrodytų jis surinktas tas skonis iš daugumos ir jį turi įtikinėti, ypač kai dirbė su agentą, kuris savo ir vis tiek tu jį ten apdoroji. Ir vis tiek turi valyti, kol tau išvalo, bet, pavyzdžiui, kokios tapybos, sluoksnių, konceptualiai, jis neperteikia. Nebent jis bus jau roboto tipo, jis darys, bet vis tiek jaučiasi labai mechanikos. Tai aš duosiu pavyzdį, kaip šachmatuose, turbūt gal ir panašių su šachmatais minčių sigavęs iš kitų klausytojų. Kaip žaidžia pasaulio elitas su dirbtiniu intelektu aukščiausių lygių. Nakamura, Magnusas. Jo, tai jie dažnai žaidžia bandydami nepadaryti klaidų ir išeis ant lygiųjų. Kur problema, sako, kai su žmogum žaidi, tu duodi daug žaidi ant emocijos. Tu nežaidi, kad nepadarytum klaidų, nes tu nesieki lygiųjų. Jo, nors gali du meistrai lygiom sužaisti, nedarydami klaidų. Jie žaidžia ant emocijos provokuodami, kartais labai tokį lyg padarytų klaidą, specialiai lyg išmėtyti mintis, kažkaip ir žvilgsnis ir visa kita, ir auką duoda kažkokią, kuri labai saldi. Atrodytų net apgalvoji, ne, man vis tiek į pliusą eina, žinai. Ir ta auka ten kažkas labai už kažkokių sluoksnių slypi. Vienas latvių meistras žaisdavo nuolat labai daug aukodamas faktiškai savo geriausias figūras vieną po kitos, tam, kad išardytų gynybą. Na ir dirbtinis intelektas su tuo aukščiausiu lygiu, nebent jį nustatai daryti klaidas, bet tada jau meistrui nėra ką veikti jį suvyniot. Tai mene šiuo metu vis dėlto tai yra tobulas Photoshopas, bet dar ne menininkas. Bet aš praplėsiu mintį. Čia žiūrint į kurio vietą, nes menas labai plati sfera ir kai kur tas dirbtinis intelektas turi labai gerų. Jaunesniam pasakyti, aš dabar, reiškia, jaunesnis jaunimas šneka. Aš čia naujoji karta. Aš nauja karta, tu čia jau pasakė. Paimsiu iš plačiau. Iš esmės, pripažinkim, menas kito nuolatos. Klasika buvo vienaip vertinama, atsirado modernus menas, konceptualus menas, nuolatos atsirado srovės ir su tomis srovėmis atsirado nauji vertinimo kriterijai. Kaip pavyzdžiui, atsirado fotografija, staiga piešimo meistrystė nuėjo į antrą planą, nes pasidarė paprastas klausimas, kam piešti, jei galima vaizdą gauti. Taip, tai su dirbtiniu intelektu iš esmės irgi nuolatos bus keliamas klausimas, kas yra menas ir keisis vertinimo kriterijai. Su dirbtiniu intelektu tikrai tas vyks. Ar jisai pakeis meną? Kažkokios rovės atsiras, pasikeis, bet kaip mes minėjom, bet, pavyzdžiui, paimkim, mes klausomės muziką kažkur tai per kompiuterį dar kažkur, bet mes mokam didelius pinigus nueiti paklausyti tas Asmik Grigorian gyvai. Tai reiškia, išliks tos srovės daugelį srovių, kurios yra dabar, bet vertinimo, manau, kriterijai su dirbtiniu intelektu keisis, jis tą tikrai įtakos ir dabar įtakoja. Ir šiuo metu tikrai daro menininkai daug tyrimų su dirbtiniu intelektu, kurdami meną, bet daugiau jie yra eksperimentiniai, kurie siekia, vat kaip sakau, atnešti naujumą į meno pasaulį, naują galbūt srovę, naują požiūrį. Praplėsti meno ribas. Ir kas yra labai svarbu šiuolaikiniam mene, nuolatos ieškoti naujų formų, naujų, kas paveiktų žmogų.
Žmogus žiūri į metalą. Emociškai pradžiai. Jo, žmogus žiūri į metalą, žiūri į akmenį, tiesiog net ne į meno kūrinį, bet jau jam veikia asociacijos. Nu, kiekvienas žmogus turi patirtį, reiškia, vienas gal gavęs iš to panašaus akmens, jam iškart viena asociacija, kitam kitokia asociacija, gal prie namų stovėjo toks akmuo, kažkam gal iš to akmens antkapis buvo padarytas senelio ir panašiai. Tai mes turim daug tų tokių nuorodų į jausminius dalykus. Dirbtinis intelektas yra dar vienas, atsiras patirtys, kaip naujoji karta gauna su dirbtiniu intelektu daug naujos patirties, ko mes neturėjom anksčiau, ar ne? Ir ta patirtis irgi įeina į smegenis, į prisiminimus ir darys instaliacijas, darys vaizdus, darys kažkokios tikrai įdomius dalykus ir dirbtinis intelektas pastiprins tą. Tikrai pastiprins. Meno kreivė kils ir jau kyla labai staigiai, šauna į priekį ir manau įtakos labai daug atsiras kūrėjų, nes turbūt jau ir šioj laidoj, ne šioj, bet čia kalbėję pašnekovai jau yra sakę, kad kai kuriems žmonėms reikės persiorientuoti, tai tikėtina gali atsirasti ir daugiau meno kūrėjų, būtent kurie naudos dirbtinį intelektą. Tai dirbtinis intelektas, jis puikiai priemonė kaip pieštukas piešiniui sukurti, kitaip tariant, piešinį gali panaudoti meno kūriniui, tai pieštukas yra, reiškia, instrumentas sukurti tikrai galingą meno kūrinį, bet tu turi išmanyti šitus dalykus. Tai jeigu žmogus neišmanys, vis tiek tu turi užduoti klausimą, žinoti, ko tu nori, tai nėra tiesiog kaip Photoshop'e nueini į efektus ir eksperimentuoji, tai tada tu nežinai, ką tau gražu, sakai, man gražiai atrodo. Tai menininkai ne taip paprastai kuria. Šiek tiek yra ten tos erdvės, kaip mokslininkai kuria, ten, sakykime, vaistą kažkokį, jie kuria, jiems ten nepavyksta, bet staiga mato, kad veikia visai kitus dalykus ir tada panaudoja galbūt nuo širdies vaistą, ne, tą žinoma. Tai būtent, tai čia gali atsitikti ir tokių dalykų. Įdomus klausimas dėl autorystės, nes pasiskirstęs bent jau technologinis pasaulis į dvi tokias stovyklas. Vieni sako, kad treniruoti dirbtinį intelektą iš esamų kūrinių yra neetiška. Garsusis pavyzdys yra japoniško Ghibli studijos pavyzdžiai, kai visi staiga pradėjo kurti ir tas japonas sako, aš sukūriau tą stilių, bet visi naudoja, o teisinė bazė tai labai stipriai atsilikusi. Kiti sako, ne, čia yra absurdas, nes iš esmės nėra nei vieno žmogaus pasaulyje, nei vienos srityje skaitant meną, kuris nenaudoja savo inspiracijai, žiniom, ten Rafaelį, ten ar Archimedo formulės, ar ten dar kažką, tai absurdas, nes iš principo žmonės mokinasi iš kitų. Ir dabar ką aš tiesiog sujungęs ten liniuotę du kampus turėčiau Archimedui ar jo ten paliekonėms mokėti. Jūsų nuomonė dėl meno, kur baigėsi autorystė, kur prasideda ir tiesiog požiūris, kaip tą autorystę atspindėti dirbtinio intelekto taisyklės. Čia būtų labai įdomi diskusija, kai ateitų autorių teisiškai žiūrėti šitą klausimą. Tai ten nėra, iš karto sakysiu spoilerį, teisė niekaip nesako, nes nepasiruošusi. Bet aš manau, kad čia vėlgi tos labai daug pilkų zonų. Aš negaliu sakyti, aš už arba aš prieš. Bet kur, tarkim, pasibrėžtum ribą? Po kurio jeigu tu tavo jau darbas? kopijuoji ir idėją, kompoziciją ir techniką. Bet jeigu tu imi tik stilių, kaip, pavyzdžiui, Van Gogo, potėpė, ne? Bet jeigu aš vaizdą generuoju idėją visai kitokią. Tai stilius... stiliaus panaudojimas dar nėra pažeidimas. Aš manau, kad ne. Bet jeigu tu kopijuoji jau eilę dalykų, kompoziciją, to menininko mėgstamą ten idėjas, tai jis dirba, tarkim, politinė, pavyzdžiui, temom, ne? Tu irgi pradedi politiniam temom, tą pačią stilių paėmės. Na ir ten spalvynas, nes gali potipis būti vienodas, bet spalvynas visai kitoks. Daug niuansų, kur čia panašiai kaip į muzikos plagiatą. Tikrai dabar tiek daug panašių muzikų ir sako, oi, čia plagiatas, ne plagiatas. Bet ir žodžiai turi būti, ir ten melodija, ir ritmas. Ne tik vienas kažkoks elementas, žinai. Tai aš manau, kad iki plagiato netempčiau, aišku, bet aš ir menininkas. Gal paimčiau su didžiais pavyzdį. Reiškia, yra daug dainų, bet didžėjus vietoj kuria jisai
reiškia, paima fragmentus iš vieno, iš kito, iš trečio, bet tai jau gaunasi Nebe tas miksas, jo. Jo, tai jeigu tu naudoji miksą, tai tikrai nėra plagiatas. Nes Tai taip jau ir šitoj menas vietoj- kūrėsi. Vieną daiktą nu, su kitu sujungus gauni trečią. Paimkim iš mokslinės srities, taigi, kad atsirado lemputė, tai kiek tų mokslininkų praėjo, kol jinai atsirado tokia. Kol Edisonas Jo, pasakė tai ką, mano, ne? taip, tai dabar mes negalim mokėti nuo pirmojo, kuris pastebėjo, Tai gal net neandertalietis tada, Taip, kuris tam taip. žaibą pagavo. Taip, nu, čia jau būtų labai painu atrinkti. Ir netgi yra radikalių tokių požiūrių meno pasaulyje, kur kaip tik sako, pavyzdžiui, koks Redas Diržys sako, kad kaip tik plagijuoti yra būtina, kad menas kaip tik vystytųsi greičiau. Keistusi, nu, Evoliucionuota. Evoliucionuot. Kas atsitinka, jeigu daug kopijuoji? Tai tampa tas nebe unikalus, nu tas pats kaip turėtume, kad čia būtų deimantai kažkokie ypatingi, brangus, dėl ko jie, nes jų mažai, jeigu turėtume tiek, kiek žvyro, nu, mes jų nevertintum. Taigi tas duplikavimas verčia kitaip daryti. Kaip sako, Žmogus yra duplikuota daug ir dažionė, ne? Nu, iš esmės. Tai vat lygiai su dirbtiniu intelektu kaip ateityje. Jeigu panašių vaizdų darysis kuo daugiau, dirbtinį intelektą paliks. Rimčiausi menininkai ieškos kitų būdų išsiskirti, nes vis tiek meno kūrinys turi būti unikalus visom prasmėm. Jo, ir netoks, kur, oi, va tokį mačiau pas kažką namie, tai ir aš tokio noriu. Tai čia klaidingas labai. Kaip tik kažkokio kitokio reikia turėti, tai turėsi unikalų, nu, jeigu dar... Vienetinį. Reikia, kitaip tariant, tos vandens stiklinės pasaulyje vienos. Ne daug, kad būtų, tai čia kiek nori, bet jeigu bus viena stiklinė vandens, tai jinai kainuos jau, nežinau, neįkainojama. Visų pasaulio turto, teisingai. Tai vat su tuo dirbtiniu intelektu ir ateityje gali būti labai tokių įvairių momentų, kai jeigu jisai jau labai aukštam lygyje generuos kūrinius, jau šiandienos erdvėje būtų tai labai aukšto lygio meno kūriniai, vadinkim ateityje, bet laikas visą laiką irgi, tarkime, šiandien nutapyti, keistai irgi nuskambės, bet kopijas daro tobulai, daug meistrų ir Lietuvoje yra, kurie daro, Da Vinci reikia, padarys kopiją tobulai. Ta prasme, ir čia ne problema jau nutapyti kaip Da Vincis, kaip Rembrandtas. Problema naujų idėjų ir unikalumo, nes kas buvo Renesanse, tai taip, tai buvo jau meno kūrinys. Šiandien, kaip sakau, jau seniai video menas atsiradęs, kam čia vargt su dažais, ten teptukais, nufilmavau, va, iš arčiau, iš toliau, puikią idėją perteikiau ir tikrai meno kūrinys ir paveikus ir visa kita, gali būti ir prizus laimi, pavyzdžiui, Venecijos bienalėje, nu daug tokių menų. Ir jeigu darysi su dirbtiniu intelektu, kad jisai, va, sakau, pradeda jau kaip Mindaugo Maksimo ateini nusipirkti, reiškia, paprastą sąsiuvinį, ten, nežinau, už 25 eurus, ten, kad ir prabangesnį, kažkokį su kažkokiu turiniu, su paveikslėliais, nežinau. Nu, tai iš esmės, tai dar vienas sąsiuvinis, bet ne meno kūrinys taps. Tai jeigu daug tokių kūrinių, kurie duplikuosis ir kainuos, nu gerai, gal 100 eurų, tai jau, nu... Jeigu dirbtinis intelektas yra toksai pažengęs instrumentas menininkų, kaip sakote, kaip irgi tenka matyti aplinkui ir iš to seka, kad kiekvienas gali tapti menininku. Taip, visą laiką mes taip sakėm, Visi žmonės tiesiog, tai buvo. nesvarbu, kad moku, nemoku piešti perspektyvas, tam šešėlius. Tiesiog žmonėm reikia norėt ir pradėti žiūrėti į pasaulį neįprastų žvilgsnių. Aš dažnai duodu su broliu tokį irgi pavyzdį, kur Julijonas Urbonas, toks menininkas, su studentais generavo, stengiasi lavinti kūrybinį mąstymą. Tai va, matome staliuką, sakykime, ir galima ten auditorijai klausti, ką čia mato. Tie sakys staliuką, paskui sakysi, ką dar matai. Medį, kitas koks, gal metalą. Paskui spalvos prasidės, kuo toliau šnekės ir vienas šaus iš lempo sakys, grindys. Nu, argumentuok. Nu, jeigu išdėliotume visoje salėje šitos staliukus, būtų grindys. Reiškia, jau prasideda visai kitaip, bet jeigu iš gatvės žmogui pasakytum, aš čia matau grindis, sakytų tau.
Stogas Jo, nuvažiavo. tai iš esmės į tuos pačius objektus reikia stengtis pamatyti kitaip, kitų kampų, ieškoti tų idėjų, naudoti tas idėjas, naudojantis įvairiomis technikomis, būdais. Jeigu reikia ir galima naudotis epochomis, srovė meno ir panašiai. Kaip buvo, pavyzdžiui, bananas pakabintas ten, va tiek meno srovių panaudota. Ta, kurį suvalgė, ne? Taip. Tai tiesiog žmonėm reikia lavinti tą kūrybinį mąstymą ir kiekvienas gali tikrai kurti. Bet šiaip žmogus dažnai save nuvertina, aš pastebėjau. Jie sako, aš, pavyzdžiui, ypatingai šiuolaikinio meno nesuprantu, jau man jau vos nerankelėm sudėję, aš blogai ten su tuo menininkai irgi jau nupušę. Aš klausiu, jeigu būtų juodas taškiukas baltam lape, sakau, ir norit pavaizduoti žmogų praradusi savivertę, kurį žemina. Kur tas taškiukas būtų? Tai ją žemina tai pačioj. Taip. O jeigu jį vadina ten, tu tai lievakas, kurioj pusė? Labiau tada kairiai. Tai sakau, jūs jau dabar mąstot kaip menininkai mąsto. Ne aukštai, jis jau pakilėtas būtų, ne centre, jis būtų dėmesio centre. Tiesiog žmonės jaučia, arba kai kalba, pavyzdžiui, dydis, pavyzdžiui, rutuliukas labai didelis, tai kaip žmogus arti stovi, taigi tu nori atsitraukti. Tai kai būna dideli paveikslai, vos telpa tu irgi atsitrauki nuo paveikslų. Bet jeigu mažas, didelė erdvė, tu prieini. Tai lygiai su žmogum, jeigu jis toli tyliai kalba, tu prieini. Tai aš sakau, kaip jūs nesuprantat, viskas jums aišku, tiesiog reikia įsileisti, pajaust, kaip su žmonėm, kartais su meno kūrinys. Nerandi ryšio, kartais randi, jeigu randi, sustok, dar labiau pabendrauk, kaip sakoma. Įsileisk į vidų. Susileisk į vieną tą narkotiką. Jeigu kiekvienas žmogus pasaulyje tampa menininku, ar tai nedevalvuoja meno kaip tokio? Ne, nemanau. Čia aš manau, kad... Būtų įdomu, labai gera teorija. Aš manau, kad pasaulis labai stipriai irgi evoliucionuotų. Gal net va čia filosofinis klausimas. Retenybė, išskirtinumas yra meno vienas iš bruožų. Bet čia tokia utopija iš tikrųjų. Bet jeigu kiekvienas gali pasakyti, turiu tokią idėją, nupiešk ten beviltiškumą. Ir viskas, ir tobulai padaro. Jo, bet vis tiek dažnai tarp menininkų išrenka tą grietinėlę, kur padaro truputį geriau. Vienodai dar tada. Tiesiog bendras vienodai nepadarys. Lygis pakilta, ne? Jo, čia panašiai kaip į doktorantūros, kai stau, man iškart sako, nes aš vienas atėjau, brolis buvo Amerikoje, sako, jei brolis stos, tai žinokit vienas tik įstos, nes, palyginti, kai tu turi lyginti skulptorių ten geriausią iš visų skulptorių, kurie ateis stot, ten freskistą, tapytoją, skulptorių, tai tu negali paimti 2 freskistų. Nes nėra jau kaip palyginti tapytoją su... Obuoliai su kriaušėm. Tai čia irgi atsiras daug tokių, žinai, kas kam, kokie skoniai temos, vienam gėlės patinka, ras ten gerą temą kalbėti ir mėgausis kūriniais, kiti grafiti pieš, ras konfliktą, bet kitiem grafiti patinka, ir va taip. Ir skirstysi, žinai, kas kam. Ir kad ir daug pasaulyje būtų, tai visi savo tą rastų liniją kažkokią. Kaip ir iš istorijos žiūrint, iš tikrųjų, daug buvo piešinčių, bet tose muziejuose... Bet nebuvo matyti istorijoje to momento, kai gali pasakyti, perdok mano ten inspiraciją. Tarp kitko, kai aš pradėjau ten žaisti su ChatGPT ir panašiais instrumentais, Midjourney mano buvo piešimas mėgstamiausias, nežinau, teko ar ne, tai norėjau truputėlį paprovokuoti, sakau, gerai stalą, tai visi žino, kaip nupiešti, nupiešk, desperaciją. Tokias abstrakčias kategorijos, kur man atrodė, be šansų tik tai žmogus gali. Bet tos vaizdus, kur ten stovi, pilkom spalvom, ten galva palenkia žmogus, tai tu jauti tą desperaciją. Tada man toksai buvo toksai įdūrimas.
kad iš tikrųjų tu ne tik tai matai, kad jo fiziškai nupiešta, bet ir jauti tą emociją, bet ne iki galo supranti vėlgi, ar tai yra tobula kopija apsimetimas, reiškia kažkur kažkoks tai buvo ten nuotrauka, paveiksliukas ar kažkas tai jisai perima, ar čia yra tiesiog jau aukštesnį lygio suvokimą žmogus. Ne, Aš pasakysiu, žiūrėk, kaip mes su broliu dabar susikalbėsim. Aš daug galėčiau net jausiai pasakyti, kad čia yra problema, tai nėra, ten nėra kūrinys, ten yra iliustracija. Aha. Ir čia O kuo skiriasi kūrinys nuo iliustracijos? Iliustracija tai kaip, pavyzdžiui, Gal parašyta apie katiniuką, kad jis turi randą, ausis ten šleivesnė, irgi jinai va toks katiniukas iš akmens ar nupieštas. Tai yra iliustracija. Jinai gali būti gražiai nupiešta, bet tai yra iliustracija. Ir jeigu pažadina netgi emociją, vis tiek iliustracija. Nes, katiniukas duoda nuotaiką, kad ir gyvas, tu arba iš... Bet jis pernelyg primityvus. Jame nėra, bet kaip mes sakom, išim puošybą ir žiūrėk, kas lieka. Išim pačią žavėjimąsi, kaip nupiešta tą tokį ir kas ten lieka. Tik žmogaus figūra susilenkusi. Bet gal jam nugarą skauda, jau prasideda daug visokių, o gal jam pykina, jau jis gal įkalęs. Ta prasme, menininkai biškai giliau žiūri. Bet aš tau duosiu paprastą pavyzdį, ko dirbtinis intelektas nepaima ir toli gražu turbūt ateityje tik tai. Draugas, draugystę faktiškai fiksavo su kitu draugu, tai jie darė tokį paveikslą, kūrinį, tiksliau, triptiką, 3 paveikslų ir jie naudojo 3 pieštukus - geltoną, mėlyną ir raudoną. Vienam paveikslui naudodavo 2 pieštukus tik tai, kitam paveikslui 2 kitus pieštukus ir dar kitam 2 kitus. Tai, pavyzdžiui, raudonas, mėlynas, geltonas, mėlynas ir raudonas geltonas. Tai vat, jie tuos 3 ir kaip jie padarė? Pasistatė vienas prieš kitą lapą popieriaus ir nusismailino tą pieštuką, vienas, tarkime, geltoną, kitas mėlyną ir vienas metė ant lapo ir lieka randelė, žinai, toks. Ir kitas bando pataikyti. Jie bando tą draugystę surasti, nes susimaišų žalia gaunasi. Ir jie ten žaidžia, bet jie prie alaus. Dalinasi vienas kitą metą. Jo, nes kitam atlėkė, tas tada vėl. Tai reiškia, ne tik užfiksuoja tą veiksmą, bet ir procese iš tikrųjų tą daro, žaidžia. Kas draugystėj svarbu. Bendrauja, kas draugystėj svarbu. Gerai leidžia laiką. Ir jie ten alų geria, apie merginą šneka, apie kažką tokius, net kartais labai intymiais ten kažkokiais jau keliais eina. Ir jie pridarė tų, jeigu pataiko ir kas, tipo, 1-0 aš laimiu, susijungia, žinai. Tai toks žaidimas ir biškį azarto ir vainikuoja, reiškia, tą paveikslą, tiek atrodo, kai jų daug, tai kaip pabarstukai tie ant torto. Tokie būna saldus. Tai jie įrėmino į tokį kreminį rėmą, kur toks kaip kremų purkštų, tokiu į tą spalvą, kurios nebuvo, tai čia buvo geltona, pavyzdžiui, ir mėlyna, tai tą raudoną jau rėmą jama, tai kitame rėmas buvo mėlynas, o kitam jau geltonas. Tai reiškia, ir rėmai įrodė, kurios spalvos nėra paveikslė, tam tikrą prasme žaidime. Ir jie uždėjo bendrą štampą, raudoną tokį, jų inicialų ir pasirašė. Ir gavosi kaip vyšnaitė tokia su parašu. Tai gavosi toks kaip tortas, žinai. Ir jie, man atrodo, ir pavadino gal tortai jūs. Dabar neatsimenu, bet... Trumpi ir ilgi gal susitikimai, ar tai tortai. Bet esmė tame, kiek daug užfiksavo, kas yra tikrai draugystė, ne susikabinusius draugus, ne prie alaus bokalų, supranti, tai yra iliustracija. Bet daugiau, arba, pavyzdžiui, Jacksonas Pollockas, kur taškė dažais ant drobės. Ten kiek veiksmų jis pats tame dalyvavo, į kibirą prisibadydavo skylių, pats judėdavo, drobę ant žemės laikydavo, pats judėdavo kaip veiksme, reiškia, jau drobė buvo kaip pėdsakas viso to veiksmo, bet jau menas išėjo ir dažai krentantys ore, ant čia nukritę. Ir ten, kadangi sluoksniai darosi, atrodo ir į gylį eina. Taip, ir jisai, supranti, kūrinys išėjo iš paveikslo. Jau ir performances čia atsiranda ir labai daug. Nes jo judesys irgi svarbus. Ir čia dripingas ir veiksmas, ir tu iš tikrųjų realiai tojo drobėje matai tą veiksmą.
judesys, daug dinamikos. Tai čia Ir yra ne aš kaip sakau, ir ne tik, dar yra daug momentų, kaip taikliai pataikyti priemonę, pavyzdžiui. Daug kas, sakau, sudegusi namą studentam užduodu nupiešti, nuvaro ir tušinukais, kuo tik po ranka papuolė ir varo. Aš sakau, jūs niekada nepagalvojat, kad jums galim nusinešiai lapą, pasimei tą sudegusi pagalį ir su tuo pagaliu piešti. Ta prasme, tu perteiki tikrai sudegusi arba bent anglį nusiperki ir su anglim vaizduoji. Jeigu raudonų plytų gotika, nu tai kodėl nesangina kaip raudonos plytos? Ta prasme, nesuprantu, aš sakau, kur Tai jūs žodžiais, dar šiokį tokią rezervą turime, kur žmogus pranašesnės. Tai matyti jau to ir rezumuosime, nes be galo įdomu kalbėtis tokios įdomios temos. Tai rezumuojant va tokio optimizmo nota, kad žmogui dar yra, bendras lygis matyti pakils, bet tame pakilusiam lygmenį vis tiek kažkas bus dar šiek tiek aukštesnis ir tie ir bus tikrieji menininkai. Aš manau, kad labai bus įdomu, kas ateityje kaip vystysis tas menas ir su tuo dirbtiniu intelektu jis tikrai labai sparčiai vystysis, kaip ir visos kitos sritys. Tai mums kaip menininkam irgi labai tas įdomu, kuo čia baigsis. Nekantraujant, tai susitiksim po laiko aptarti, kas įvyko. Dėkingas už jūsų laiką. Ačiū. Ačiū.